Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Alūksnė iki 1917 metų buvo Marienburgas. Alūksnė yra Alūksnės ežero pakrantė, kuris yra 11 pagal dydį ežeras Latvijoje. 13 amžiuje Alūksnę užkariavo kalavijuočių ordinas. Pirmą kartą paminėta 1284 metais. Livonijos didysis kalavijuočių magistras Burchardas von Trillebenas Marijos saloje pastatė akmeninę pilį. Ordinas šią pilį pavadino Marienburgu, mergelės Marijos garbei. Hermano Vartbergės kronikoje teigiama, kad tvirtovės statyba prasidėjo 1342 m. kovo 25 d. Švenčiausios mergelės Marijos dieną, nuo kurios tvirtovė ir gavo savo pavadinimą. Pirmasis vadas buvo Arnoldas von Wetenhofas. Pilies salą su žemynu jungė 120 m ilgio pakeliamasis tiltas. 406 arba 9 tvirtovę sudegino Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto didžiojo kariuomenė per jo žygius prieš Pskovo miestą. 560 po 2 savaičių apgulties Marienburgą per Livonijos karą užėmė Ivano IV Rūsčiojo kariuomenė. Po karo pasibaigusio 582 metais jam Zapolskio taikos sutartimi pilis tapo Lietuvos Lenkijos dalimi. 629 po Lenkijos ir Švedijos karų ir Almarko paliaubų ji atiteko švedams. 658 per Rusijos Švedijos karą pilį užėmė Rusijos kariuomenė. 661 pagal Kardiso sutartį buvo perduota švedams. 683 Marienburge apsigyveno vokiečių pastorius Ernstas Gliukas. Jis įkūrė ten pirmąją mokyklą Latvijos valstiečių vaikams. Jis išmoko latvių kalbą ir išvertė Bibliją į latvių kalbą. 685 baigęs Naujo testamento, o 89 Seno testamento vertimą jis pasodino po ąžuolą kiekvienam iš jų. Per didįjį šiaurės karą pilį 702 metais užėmė Švediją ir susprogdino, nes kapitono Wolfo vadovaujami švedai nenorėjo tvirtovės palikti rusams. Miestą užėmė Šeremetjevo vadovaujama Rusijos armija. Biblijos vertėjas Johanas Ernstas Gliukas kartu su šeima ir jo įdukra Morta Skavronskytė Kruže buvo paimti į nelaisvę ir atgabenti į Maskvą. Morta iš pradžių tapo artimo Petro I draugo kunigaikščio Aleksandro Menšikovo meiluže, o vėliau ir paties caro meiluže. Nuo 724 metų buvo jo bendraregentė, o po Petro I mirties 725 metais ji buvo karūnuota Rusijos imperatorienė Jekaterina I. Ernstas Gliukas tapo pirmosios Maskvos gimnazijos rektoriumi ir savo mokiniams išvertė Bibliją į rusų kalbą. 18 amžiaus viduryje Marienburgo dvaras buvo perduotas valstybės kancleriui Vorontsovui, kuris 764 metais jį pardavė gydytojui Fittenhofui. Marienburgo naujoji pilis buvo pastatyta 859-63 metais neogotiniu stiliumi Aleksandro von Wentenhofo užsakymu. Naują pilį supa pilies parkas, jis buvo įkurtas 18 amžiaus antroje pusėje kaip romantiškas peizažinis sodas. Tuo metu jis buvo laikomas gražiausiu Livonijos parku. Jis išlieka vienu įdomiausių arboretumų Baltijos regione. Ernsto Gliuko Biblijos vertimams atminti 990 metais Alūksnėje buvo įkurtas Biblijos muziejus. Ąžuolų šimtamečių giraitė, gali buvo kadaise šventa, aidas aisėto ežerų aidi, bangos rytas ir dūžta krante. Aisčių žemė čia, pilkapių smėlis, apšlakstytas per amžius krauju, būktų pilkas laukų vieversėlis, kad per daug nenutoltum nuo jų. Vytautas Rudokas.